Po žiemos pastebėjome, kad mūsų terasa nebe tokia graži kaip pernai, todėl nusprendėme ją atnaujinti. Sudalyvavę tik Kurilos nemokamam seminare sužinojome daug naudingų praktinių patarimų, taigi dalinamės žiniomis ir su jumis. Pirmiausia, atlaisviname terasą, išnešam baldus bei vazonus. Terasą kruopščiai nuplauname vandeniu, turi būti švari. Tuomet pasiruošime terasams skirtą ploviklį, kuris padės pašalinti seną alyvą, tam, kad geriau susigertų naujoji. Ploviklį beriame į šaltą vandenį ir gerai išmaišome, kad ištirptų granulės. Padengiame terasą plovikliu, tam naudojame šepetuką. Nuteptą terasą paliekame apie 15-20 minučių, vėliau ją nušveičiame su šepečiu. Šio darbo tikslas yra pašalinti purvą bei seną alyvą. Dar kartelį vandenį nuskalaujame terasą ir leidžiame jai pilnai išdžiūti. Toliau mūsų laukia šlifavimas. Naudojame Anza šlifavimo įrankį su teleskopiniu kotu, šlifuojame briaunas, atplaišas, nelygumus, kad vaikščioti bastomis būtų tikras malonumas. Po šlifavimo nuo terasos pašaliname dulkes ir perinam prie alyvavimo. Čia naudojame Valti Plus terasų aliejų ir Anza alyvavimo kempinę. Pasikeičiame šlifavimo antgalį į kempinę ir pradedame darbus. Teleskopinis kotas ir čia yra tikras išsigelbėjimas, nes pernai, kai 4 alyvavome kiekvieną lentą, tai nugara ir keliai tikrai nepadėkojo. Alyvą tepame medienos plaušo kryptimi, dengdami porą lentų iš karto. Terasą atnaujiname greitai, švariai ir be streso. Naudojant kokybiškus Anza įrankius, viskas buvo ženkliai greičiau ir lengviau nei pernai. Dėkojame mūsų draugams tik Kurilai, tikimės, kad šitas video buvo jums naudingas. Iki.